Labas rytas, mieli draugai. Su jumis Svetlana Tansura ir mes tęsėme mūsų šiandieninį susitikimą. Ir kaip jau per pirmąjį susitikimą jums sakiau, šiandien mes aptarsime, kaip teisingai naudoti aktyvatorių, jei jį taikote savo. Pirmoje mūsų susitikimo dalyje kalbėjome apie meridianus. Ir pasakė, kad turime 14 klasikinių kinų meridianų, iš kurių 12 yra poriniai ir 2 neporiniai ir yra 8 foliniai meridianai. Taigi, dabar aš jums parodysiu, kaip teisingai naudoti ląstelių aktyvatorių, taikant jį savo. Įjungti jo neketiname, nes kai veikia aktyvatorius, nesigirdi mano balso. Ir žinoma, aš atliksiu labai mažai judesių, nes mes esame riboti laiko. Tai yra, aš nurodysiu, kiek reikia padaryti judesių ir kokių. Pirmas dalykas, kurį mes padarysime, tai atversime mūsų 7-ąją čakrą. Tai 8 judesiai pagal laikrodžio rodyklę. Tada pereiname prie priekinio vidurinio meridiano, kuris yra neporinis. Kaip mes dirbame? Mes dirbame užmerkdami akis nuo galvos vidurio, einame žemyn pakeis lėtais, švelniais judesiais iki apačios. Ir aš visada kylu tą pačią trajektoriją. Bet laikau tik vieną kelią. Tai buvo dabar vienas. Mes galime dirbti tolygių judesių, neskubėdami. Taip pat galime dirbti ir kriauklę, kaip mes ją vadiname. Tai yra tokiais judesiais. Tada mums reikia su jumis dirbti su užpakaliniu viduriniu meridianu. Žinoma, nėra labai patogu, kai tai darai vienas namuose, bet reikia prisitaikyti. Tai yra, mes vėl einame nuo viršugalvio per vidurį virš to slankstelio. Štai taip aš perkeliu aktyvatorių. Ir taip pat keliu jį aukštyn. Jei nepavyksta kelti, tada dirbame tik žemyn, vėlgi, arba tokiu judesiu, sakykime, juostelę, su pertrūkiais, arba dirbame kriauklę. Jei jums nepatogu grįžti, tai perkeliate ranką ir pradedate. Tai yra 8 judesiai priekiniais, eilėmis 8 judesiai užpakaliniu viduriniu meridianu. Dabar pereinu prie darbo su mūsų ausimis. Ausys kaip ir mūsų. Rankos tai yra delnai kaip ir mūsų. Pėdos yra labai didelė refleksinė zona. Ir būtent dirbdami ausų srityje, mes taip pat veikiame organus, kurie yra tai trigerinės zonos esančios ant mūsų ausies. Ir taip pat apimame meridianus, tokius kaip tulžies pūslė, tulžies pūslės meridianas, plonosios žarnos meridianas, trigubo šildytuvo meridianas, skrandžio meridianas. Tai reiškia, kad mes dirbame su jumis 8 judesius kiekvienai ausiai. 8 judesiai. Judesys vėlgi arba. Lygiai arba kriauklė. Atlikome. Dabar einame dirbti su akimis. Akys užmerktos. Dirbame pagal laikrodžio rodyklę pakankamai dideliu atstumu, maždaug 20 cm. Šiek tiek galima priartėti ir iš karto atsitraukti. Priartėti ir atsitraukti. Nepamirškite, kad jei yra lęšiai, jie turi būti nuimti. Akis turi būti uždaryta. Galime taip pat dirbti su kriaukle arba galime dirbti nenutrūkstamą liniją. Toliau. Po to, kai dirbote su akimis, skaičiuojame. Iki 30 po pusę minutės, tai yra taikyti, pašalinti, pereiname prie darbo su limfinė sistema. Tai yra mūsų smakro ir aplink raktikaulio bei limfmazgiai. Štai taip, tokiais judesiais arba vėlgi judesiais kaip kriauklelė. Nepamirškite, kad tai visi poriniai meridianai ir poriniai limfmazgiai. Todėl dirbame tiek su dešinė pusė, tiek su kairė pusė. 8 judesiai, tada einame prie pažasties limfmazgių. Skaičiuojame po 30 po pusę minutės.
Arba vėlgi dirbame su kriaukle arba pašaliname, priartiname. Tai yra čia ir čia. Tada pereiname prie mūsų petkers cisternos. Tai yra dirbame čia. Minutėlę. Taip pat arba kriauklę, arba tiesią liniją pašaliname. Priartiname. Tada nusileisime iki kirkšnies limfmazgių. Tai yra vėlgi dvi pusės taip pat arba kriauklių, arba nenutrūkstamos linijos. Taip pat dirbkite pusę minutės ir pusę minutės. O tada, jei jums patogu, man pavyzdžiui, patogu dirbti su rankomis, sėdint. Tai yra, mes dirbame su rankomis. Šiek tiek užtrunkame ant delno praeidami per visus pirštus, nes mes žinome, kad 3 meridianai prasideda ant rankos ir 3 baigiasi. Ir taip pat delnas yra refleksinė zona, kuri yra susijusi su mūsų vidinėmis orbitomis. Ir kai mes dirbame su ją, mes dirbame su visu organizmu. Taigi, tai yra 8 judesiai, vėlgi, arba nenutrūkstami arba kriauklės formos, užsibūnant ant delno ir skiriant dėmesį kiekvienam piršteliui. Tada apverčiame ranką, būtinai. Taip pat dirbame su delno nugarinė pusė su pirštais. Taip pat tai yra 8 nenutrūkstami judesiai arba judesiai, kriauklė. Tai reiškia, kad apdorojame šią ir antrąją pusę. Tada mes eisime prie mūsų skrandžio meridiano pradžios. Jis prasideda tiesiai po akimis. Vėlgi, vaikinai, vėlgi apdorojame abi pusės. Akys užmerktos ir pradedame dirbti. Einame per vidurį krūtinės kojas ir ateiname prie antrojo pirštelio ant kojos. Štai. Ir tada čia neskaičiuojame ir vėl einame 2, taip 8 kartus, praėjimas. Tada pereisime prie blužnies meridiano, tačiau čia taip pat paliesime ir kepenų meridianą, kadangi blužnies meridianas prasideda nuo didžiojo piršto šios pusės, o kepenys prasideda čia, kitoje mūsų didžiojo piršto pusėje. Tai yra, kai mes dirbame ir einame kur? Einame vidinę pusę. Taip, tai yra inmeridianas, štai moteriškas, jis yra vidinis. Tokiu būdu mes pasieksime pažasties sritį. Bet nepamirškime ir kepenų meridiano, nes jis taip pat yra paveiktas, mes jam darome teigiamą poveikį, nes mūsų nosis yra didelė, plati, todėl apimame labai didelį plotą. Vėlgi 8, 8 arba nuolat, arba kriauklė. Dabar labai svarbu. Ant mūsų nugaros yra C1 meridianas. Tai yra šlapimo pūslės meridianas, kurį galime apdoroti ant nugaros. Tai yra užpakalinis, vidurinis ir šlapimo pūslės meridianas. Marija šlapimo pūslės. Mes taip pat turime inkstų meridianą, kuris prasideda būtent čia, bet jis eina per koją, per užpakalinę dalį. Tai yra, kai dabar dirbsime su kojos užpakalinė dalimi, mes dirbsime ir su šlapimo pūslės meridianu, ir su inkstų meridianu, o kai pereisime prie nugaros, liks tik šlapimo pūslės meridianas, nes inkstų meridianas čia išeis. Koja eis čia, tada išeis kirkšnyje ir eis. Čia jau per priekinę mūsų kūno dalį. Tai yra, kai mes dirbame su skrandžio meridianu. Mes, kaip dar kartą kartoju, uodegėlė didelė, nosytė didelė, čia apdorojame ir dalį inkstų meridiano. Taigi mūsų šlapimo pūslės meridianas prasideda čia, kur prasideda antakių šaknis. Taigi, kaip mes dirbame, pradedame nuo čia, vanduo, ir būtent ant veido čia yra kepenų projekcija. Tai yra, kai mes dirbame su aktyvatoriumi, mes dirbame tiesiog su visais mūsų organizmo organais. Organizmo apskritai. Tai yra, pradedame nuo čia, einame per galvą, vėlgi perkeliame ir štai taip, maždaug čia, nuo vidurio
Į vidurį menčių leidžiamės žemyn, 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 žemyn ir atėjome prie mažojo pirštelio. Ant mažojo piršto baigėsi mūsų šlapimo pūslės meridianas. Vėlgi, jei jums patogu, eikite ir aukštyn, skaičiuokite šį kelią. Jei nepatogu, perimkite. Ir štai 8 judesiai žemyn. Tai reiškia, kad mes taip dirbsime su kuo? Tai labai svarbu. Su mūsų nugara, su užpakalinė mūsų kūno dalimi. Ir padirbėsime su šlapimo pūslės meridianu ir taip pat apimsime inkstų meridianą. Tada mes pereisime prie darbo su padu, su kojomis. Vėlgi, čia mes dirbame arba juostelę, arba kriauklę. Štai dirbame su pėdomis. Pradedame nuo minutės. Tada kiekvieną kartą galite pridėti po minutę. Ir kaip su delnais, kaip su ausimis, taip ir su padu, tai padidinkite iki 3 minučių. Na, o aš visada patariu, neperkraukite organizmo pirmus 2 kartus. Todėl lėtai važiuosi, toliau nuvažiuosi, dirbkite, prašau, taip kaip aš jums sakiau, arba po 8 judesius, arba po pusę minutės ir tada jau pridėsite iki 3 minučių ir tada jau ir rankos 3 minutės, ir delno nugarėlė, ir ausinė, va, ir kojos. Dirbsite po 3 minutėlės. Tai yra, taip pat dirbote ir dar kartą primenu, padas yra labai didelė refleksinė zona, susijusi su vidiniais organais. Jei jums reikia dirbti su tam tikrais organais, galite čia ieškoti tų organų projekcijos ir dirbti. Tarkime, čia yra skydliaukė, čia yra jos projekcija, akys yra čia po 2 piršteliu. Na, o štai mūsų kojos vaizdas, tai mūsų stuburas, tai yra štai galva. Ir štai jūs dirbate per visą stuburą. Štai čia mūsų uodegikaulis. Tai yra, jei vėlgi reikia dirbti tiksliau. Tai reiškia šiuose vietose. Ir jau kai jūs, kaip mes sakome, išvalėte limfą, suaktyvinote. Limfą taip pat išvalėte kraują. Suaktyvinote kraują, atkūrėte kraujotaką. Tada jau einate dirbti su probleminėmis zonomis. Tai yra, ką reiškia probleminė zona. Tai yra, jei skauda petį, einame dirbti su pečiu. Jei skauda alkūnę, ant alkūnės. Jei tai yra venų varikozė, ant venų varikozės. Vienintelis dalykas, kai dirbate, kai jums reikia dirbti su vidiniais organais, tarkime, ar galima padirbėti su kepenimis ir tulžies pūsle, kurios yra mūsų dešiniajame šone po šonkauliais. Žinoma, galima po pusę minutės, po minutę, bet su sąlyga, kad neturite akmenų tulžies pūslėje. Ar galima tiesiogiai dirbti su kasa ir blužnimi, kuri yra mūsų kairiajame šonkaulių lanke? Žinoma, galima truputį padirbėti, bet tik jei. Nėra jokių problemų su šiais organais. Tai yra suteikti jiems vitalizaciją, suteikti jiems energijos, padėti jiems, jei viskas gerai, tada taip galima tiesiogiai ant šių organų. Bet jei jau yra kokia nors problema, aš jums patariu dirbti su projekcinėmis zonomis arba su trigerinėmis zonomis, nes visi mūsų organai turi savo atspaudą, taip savo vietą. Kaip ant delno, taip ant veido, taip ir ant ausų, taip ir ant padų. Todėl prašome, jei jau dirbate su kepenimis, tai kepenų kapsulė, tarkime, yra dešiniajame mente. Kepenų projekcija yra ant veido tarp mūsų antakių. Štai kepenys pažiūrėti projekciją, kur jos yra ant delno ir daugiau. Dirbti toje vietoje, taip pat pažiūrėti kepenų projekciją ant pėdos. Aš būtinai įrašysiu dar vieną vaizdo įrašą apie trigerinis meridianus ir paratrigerinės zonas, kurios jums padės. Taip pat sužinoti, kur yra tos zonos, kurias reikia veikti, jei yra.
kokių nors problemų su vidaus organais. Mes viską tai padarysime už jūs. Ir kaip aš patariu jums dirbti, kai jau dirbate su kokia nors probleminė vieta, prašau, pradėkite. Nuo 3 minučių. Pirmasis seansas – 3 minutės. Jei jų yra kelios vietos, tai po 3 minutės. Antras seansas – 5 minutės. Ir tada kiekvieną seansą galima pratęsti iki 15 minučių dirbkime, prašau, pirmuoju šaltuoju režimu. Tada, kai jau atlikote, tarkime, pirmasias 10 sesijų, jei reikia pakartoti dar 10 sesijų arba 8 sesijas, tai prašome, jau galima pereiti ir prie antro režimo, bet vėlgi keičiant režimus. Pirmas, antras, bet jokių būdų nesukeltumėte šioje vietoje nudegimo. Taip pat, žinoma, darbui su aktyvatoriumi yra ir kontraindikacijų. Prašau, patariu jums juos išstudijuoti ir jokių būdų nepadaryti jokios klaidos bei negauti neigiamo rezultato, naudojant mūsų nuostabų prietaisą aktualatorių. Iki greito susitikimo!